Sveiki! Noriu šiandien papasakoti, kaip naudoti FM dvigubą kremą. Va, čia mano jau beveik pasibaigia, bet aš noriu jums parodyti, aišku, aš dar naudosiu šitą, bet aš noriu parodyti jums, va, jie ateina tokiose dėžutėse, 2 viename. Toj reikia atidaryti. Nusilupa celofanas. Čia nėra įplėšimą, įva radau įplėšimą. Išimam iš celofano. Ir tokioj gražiai dėžutė ateina. Laukit, kaip jin daro influenceriai. Tai va. Tada! Va, toksai gražus kremas, pasižiūrėkite, kokie rožiniai gražus burbuliukai, ten dar jo, serumas su burbuliukais. Tuose burbuliukose yra vitamino E, kuris padeda sustabdyti senėjimą, stabdo raukšlių formavimąsi, padeda užpildyti raukšles, žodžiu, yra superinis. Tai va, pirmiausia, mes tepame šito burbulio kinio. Jisai yra serumas ir jisai padengia veido odą, stabdo senėjimo procesus, padaro odą minkštą kaip kūdikėlę, žodžiu, duoda švytėjimo ir kad visą tai užrakinti, mes ant viršaus dedame balto kremo. Baltas kremas irgi turi senėjimą stabdančių savybių. Ir jį sumaišius su serumu, žodžiu, būna dvigubas, trigubas poveikis, tai va dėl ko jie turi būti kartu. Jį galima vartoti ryte ir vakare. Ir reikia visuomet vartoti ant švarios odos. Aš esu veidą nusivalysiu, apart nuo lūpdažio. Tai va, pirmiausia, aš dedu šito serumo. Tai vieną pump ant rankyčių, toksai kaip snarglys. Išsitrinu ir taip lengvai įmasažuoju visur. Aplink akis nededam, nes mes turime tam skirtą paakių kremą. Gali dar pagurklį patepti. Ir tada palaukėme porą minučių, kol tas serumas įsigęs. Reikia biškį pasimasažuoti veido odą. Kokia graži ir jauna. Čia kažkaip jos darydavo tos kaklą dar šitaip, kažkaip tai ištempti viską. Pasimasažuoti, galim save atpalaiduoti. Va, visas tas įsigėrė, toliau dėsiu senėjimą stabdantį kremą, kuris padeda užsipildyti raukšlėms, stabdo raukšlių formavimąsi, suteikia veidui spindesį, žodžiu, atsikeliat ryte, nusiprausėt veidą, užsidedat serumą, užsidedat kremo ir esat graži, viskas, daugiau nieko nereikia, galit lūpytės pasidažyti ir varyti į svečius. Vakare nusiprausėt veidą, šiaip veidą reikia, jeigu žinote, prausti 2 kartus. Kremas toksai baltas toks. Veidą reikia prausti 2 kartus, nes pirmą kartą nuprausėm ten visą nešvarumą, visas dulkes, visas aliejus, ką per dieną ar per naktį susirinkome, o antras jau išvalome poras, kaip sakant. Ir tada užsidedame serumą, užsidedame dieninio kremo. Aišku, dar prieš visus serumus ir kremus galite daryti paakių kremą. Tai va, dieninis kremas irgi, man tas kvapas koks skanus, aš negaliu. Va, irgi išsitrinam visur. Ir taip pat vakare, kai nusiprausėt veidą, irgi galite dėti paakių kremą. Kai paakių kremas įsigeria, dedate serumą. Kai serumas įsigeria, dedate kremą. Tas kremas tinka ir kaip dieninis, ir kaip naktinis. Va, jisai toksai kaip yin yang.
kartu sudėjęs. Labai fainiai kelionė, nes čia tik abudu po 15 ml, žinokit, tai jeigu važiuojat kur nors su rankiniu bagažu, kad nedėtis daug kremo, įsimetat tubelę akių vibruojančio kremo. Aš esu video apie tai padariusi, prašau pažiūrėkite mano kanale, tikrai rasite, kaip naudoti tą vibruojantį po akių kremą. Vadinasi, ne kremas, akių serumas kompleks, vadinasi kompleks. Ir vat aš naudoju šitą. Ir šitas irgi man labai superinis. Tai va, o kvepia, žinokite, kaip bubblegum. Nežinau, bent jau man toksai, tas man kvapas, aš nežinau, aš vien iš to kvapo esu įsimylėjusi. Ir visos moterytės, kas pradėjo tą kremą naudoti, negali atsidžiaugti tikrai, vat, nes aš sakau, vat, mano oda, aš nesu jauna, bet labai graži man, ta prasme, nei raukšlių, nieko neturiu. Čia pas mane randas. Bet tai... Va, pažiūrėkit, po akim jokių raukšlių, nieko neturiu. Tai va, naudoju šitą kremą, labai džiaugiuosi, nes, kaip sakant, stabdau senėjimą, nes norim būti jauni ir gražus. Tai va, žmonės, ką domina kremas, check out my bio, kaip sakant, pasižiūrėkite žemiau į aprašymą, galite su manim susisiekti, tikrai patarsiu, pasakysiu, kaip naudotis. Visiems geros dienos!